Tai ką, sveikinuosi iš Estijos. Tikriausiai vienas chaotiškiausių pasiruošimų varžybom, kokį turėjau. Bet žinau, kad turiu išvažiuoti čia, tai aš čia. Mašina ten. Vyksta dabar testai, laukiu savo grupės. Realiai nieko daugiau nepasakysi. Kaip ir viskas tas pats, bet viskas man kitaip. Bent jau gal požiūris kitoks. Labai neišsiplečiant, esam Baltijos šalių čempionate žiedinių lenktynių. Važiuosiu sprinto varžybas, tai yra 2 pozicinės lenktynės šitoj Estijos pernų trasoj Porsche Ring. Bus 2 litrų klasių automobilių sprintas, jungtos dar klasės su 1.6 ir 3 litrais. Ir čia šiek tiek rimčiau negu kad aš esu važiavęs, tiek varžovais, tiek visų pasiruošimais ir taip toliau. Tai video metu bendrai tiesiog parodysiu, kas čia vyksta, kaip savo minčių srautą išdėstysiu. Ir dabar paprasčiausiai turėsiu 3 valandas, iš jų važiavimo 1,5 valandos važiavimų treniruotinių. Tai pasitreniruojam, važiuojam ir nežinau, nieko daugiau. Do you have a VTEC? This sucks, man. Startuojam 3. Biškai mašina pajuda, bet nieko nedaro. Tai va, praktisas vos suvažiuotas, free praktisas ir kvala bus praleisti. Ir laukiu tėčio su savo stokinė greičių dėžė, kol grįž. O šitą nuostabėją trumpąją reikės perinkinėti. Fainiai! Labai gražus šotas, tai turim tokį fainą dalyką. Anti-Jarcevas, buvęs BTC2 dalyvis, paskolinau savo garažą su keltuvu. Norėjau šitą mašiną pirkti iš tikrųjų, dėl to šitą mašiną buvo pardavimuose. Čia padangas, kurias aš irgi pirksiu lietaus. Tai turėsim vietą tokią neblogą pasikeistą dėžę ir šiuo metu tėtis atvaro su stokinę dėžę. Tai let's go! Honda! Ir tada reikia šitą mašiną išsiridenti. Čia yra kėbulas su lankais, Integros. Nežinau,
Nu, turi kaip spero. Čia šiaip perkant tą mašiną gali gauti ir šitą mašiną. Dėžė out, tai važiuosiu pakeliui sutiksiu tėvuką, kuris man duos tokią dėžę. Ir šiandien į kvalą nespėjom, bet rytoj gausim naujas padangas panaudoti. Tai puikiai, iš galo startuosim, nebus labai crowded races. Tai čia yra 10 minučių kvalifikacija, kurioje aš nedalyvavau. Tai man irgi pasirodė visai įdomu, kaip būtų ją buvę suvažiuoti. Bet aišku, strategijos klausimas lieka neišspręstas, nes mums jos spręsti nebereikia. Tai va, mašina leidžiasi jau, čia time skipas kokių 5 valandų, atvežė tėtis dėžę ir čia yra sena dėžė. Tai užsidėjom naujus kosėjų ratlankius, kuriuos persidažiau, naujas padangas, žadėjo Dream to Drive tikriausiai galės padaryti on-site suvedimą, nu ir rytoj gazuojam su to, ką turim. Tai maždaug tiek. Nu va, jinai važiuoja su tokinė dėžė, nieko čia nėra ką pridurt, tai važiuojam pasidarysim tikriausiai suvedimą arba ryte, arba dabar. Ir that's about it. Laukiam rytoj reisų. Op. Tai va, liko gera 1,5 valandos iki reiso. Tai turim vietą pas Dream to Drive'us pasidaryti suvedimą. Tai bandom daryti tai dabar. Čia va normali mašina kūrenasi, o hebriukai dar mane pasodino stabdį paspausti ir palaikyti vairą. Nu tai, oi. Vairas tiesiai važiuoja, bėgiai jungiasi kaip trečias. Egzistuoja. Aišku, testus daryti per reisą yra visai ekstremas, bet čia mes taip darom. Tai bendrai, stok dėžė, greitai padarytas suvedimas ir visa kita. Neteikia labai daug šansų kažkokių ir aš nesitikiu kažko aplenkti ar ten finišuoti labai gerai. Tiesiog noriu finišuoti, gal kažką prisivyti. Bet taip, tik į priekį.
Kurva. Žodžiu, važiuoju ir tai jau man ten pasivyti labai sudėtinga, bet ten, prarandu po gal pusę sekundės per ratą. Ir dabar nėra skydelio. Pipsikas veikia, variklis veikia, bet neveikia skydelis, vairo stiprintuvas, tai buvo labai sunku sukti. Aš išsigandau kažko, nežinau, nesupratau, kad variklis dar normaliai veikia, užgesinau ir dar riedėjau. Ir, aišku, vis tiek su be vairo stiprintuvu yra labai sunku važiuoti. Pas mane visą laik dega saugiklis dešo spidometro ir, kaip suprantu, iš spidometro eina signalas į saugiklinę dėl APS-o ir tada taip neveikia APS-as ir tiesiog antrą reisą prasikriuzinsim, kad būtų kiek ten 8% atstumo, kad gautų taškus už tą reisą. Tai čia geriausia, ką galim padaryti dabar. Žodžiu, kažkokį sprendimą radom, tai gali būti, kad galima bus važiuoti didesniu tempu, nei kad tiesiog pravažiuoti reisą. Dešas neveiks, bus tiesiog toks bypassas su laidu tiesiai į vairo stiprintuvą ir tiek žinių. Bet aš galvoju tiesiog apie biudžetinį variantą, užsimesiu gal tas treniruotinės padangas ir pataupysiu Rygai, kada galėsiu važiuoti pilnu pajėgumu, nes dabar nematau didelio tikslo, aš vis tiek nepavysiu. O jei kažkam techninis gedimas, manau, aplenksiu ir su treniruotėm.
Race is fun. Žodžiu, paskutiniam rate mirė kažkas. Pripylėm dabar kuro, galvau, kad baigėsi kuras. Bet tai va padarius. Opa. Nesikuria. Kompresija yra. Nu gerai, tuščia jo. Tai dabar šitą problemą bandom išspręsti, bet tai nėra aktuali, nes pasibaigė reisai. Pirmam posūkį apsilenkiau skirelį. Ir tai vat bandžiau visą reisą laikytis nuo jo. Nežinau, kiek gyva buvo galinė kamera ir kiek laiko jinai filmavo, bet tikiuosi filmavo. Ir filmavo tokius incidentus, pavyzdžiui, kaip... O, čia biškį linko davė subinę biškį. Apart to nieko daugiau, tiesiog biškį bamperį sulankstė. Čia pastovės saulėje ir atsilenks. Ir po kuro baigimuose mane tempė rescue karas. Mano šita inžinerinė skylė tempimo kilpai nepadėjo. Ir sakiau, užsidėsiu treniruotinės padangas, žinai, čia, kad prakriūzint reisą, kad porą taškų susirinkt. Ne, trečia vieta. Trečia vieta antram reise. Čia yra wow. Tai va, bendrai daug dalykų dabar reikia daryti. Dėžę persirinkt, sužiūrėti, kas ten nutiko, tikriausiai trečios pavaros sinkras. Sustvarkyti visus šitus kėbulo defektus. Jau matau, sutvarkė Tomas. Be abejo, svarbiausia, tai kodėl jinai nesikuria dabar. Ir kiti dalykai. Kaip tų 9 balų bangavimas? Tai va, tai ten Andrius, jo dar nepavijau. Tai yra ką veikt. Sustinkam kitą kartą Ring Challenge gale gegužės. Time Attack'e važiuosiu, o kitas Baco etapas bus birželį Rygoj. Tai maždaug tiek. Daug problemų susitvarkyti, nežinau dėl ko nesikuria, bet emocijos geros, nes antras reisas buvo geras. Tai pasimatymo kitą kartą.